Labas rytas, draugučiai. 5 ryto. Išsimegau šiai visai gerai, nes išmegau apie 9 kažkur. Dabar atsikėliau 4:30, tai padėjau šiek tiek tas, kad suveikė laiko juostos mano naudai. Tai va, dabar einu iki autobuso. Galėsiu vairuoti, bėgius turiu. Šiaip vietos tai žiauriai daug iš tiesų yra ir aš sėdžiu tik tais vienoj eiliai, ta prasme, kur tik vienas žmogus gali sėdėti, šalia yra, kur dviese gali sėdėti, bet šiaip tai jo, gan didelis autobusas, tai tikiu, kad kelionė bus patogi, dar gavau pleduką, aš dalinu visiems kažkokias dovanėlės, neįsivaizduoju, kas čia yra, bet spėju, kad gal kažkoks maistas, bet galim pabandyti sudaryti pasižiūrėti. Nice. Davė pyragėlį, muffinsą ir sulčių. Šiaip fainai. Geras. Ir buvo palikta vandens dar, tai irgi labai fainai. Galiu pasakyti, kad labai apsimokėjo pasiimti VIP variantą. Nežinau, kaip būtų buvę paprastam autobuse, bet čia žiauriai šiai buvo patogu. Pavyko šiek tiek ir pamiegoti kelias valandas pradžiai nusnūst. Ir šiaip vietos labai daug buvo, sakyčiau, 10 kartų daugiau negu kokiam lėktuve. Tai šiaip labai maloniai, lengvai ir taip patogiai atvažiavau. Dabar laukiu kelto, su katamaranu plauksim į salą, tai kiek suprantu užtruks apie 1,5 valandos, tai va šitos dalies aš nelaukiu, nes kartais man būna jūros liga, tai nesu mėgėjęs būti laivuose, o šiaip šiandien visai šilta vėl, labai gražiai atrodo jūra gundančiai, tai kai nuvarysiu į salą, tikriausiai gal pirmas dalykas, ką padarysiu, tai nuvarysiu išsimaudyti. Esam laive, paskutinė liko kelionė ir galėsim čilint paplūdimy. Žiauriai šiaip karšta šiandien vėl, bet džiugina tai, kad šalia vandens jau. Visiškai už lango. Bus fainai. Pagaliau biškai prasidės atostogos. Dabar saloj turėsiu... Esu užsibukinę savaitę, bet jeigu labai patiks, tai užsibukinsiu daugiau. Jeigu nepatiks savaitę, irgi fine, pabūt saloj, pagyvent biškį, pačilint. Jokių nesu suplanavęs dalyko apart to, kad noriu scuba divinimo išsilaikyti sertifikatą, kur leidžia nardyti į nuskendusius laivus. Tai visai nieko būtų dar tokį užsidėti dar vieną papildomą ir mačiau, kad saloj yra gan palyginus, taip, nebrangiai visai sakyčiau, ir gali išsilaikyti ten per kelias dienas. Kadangi savaitę turėsiu, tai why not? Tai va, tai kol kas vienintelis visai savaitį planas yra nardymo kursus praeiti ir viskas, daugiau nieko. Atostogos, pagaliau. Žiauriai daug čia backpackerių. Kol išsikapšiau šito laivo, pilna žmonių. Kažkaip buvo keista, kad nebuvo niekur tokių taksi, kurie sakytų pavežk kur nors, nes aš kaip tik tikėjausi, kad bus labai daug taksi ir nereikės man eit, nes iki hostelio valandas, 1 kilometras. Nebūtų blogai, jeigu nebūtų vien tik į kalną lipimas ir plus dar karštis labai didelis. Bet oh well. Vienintelė opcija buvo, ką radau, tai nuomoti skuterį iš karto, kas lemba.
Kažkaip nenorėjau dar, nes nežinau, ar pirmom dienom naudosiu jį. Jeigu ką išsinuomosiu, tikiu, kad hostelis turės arba kažkur netoli hostelio. 1,5 kilometro lipam į kalną, nes neradom, kur taksi būtų. Nu ką, chibrytė, įsikūriau savo hostelyje, biškį padariau pertrauką nuo filmavimo, nes atvariau žiauriai, buvau alkanas, tai kol pavalgiau, atsigėriau alaus, biškį pačilinau. Valgiau labai skanų patajų beje ir įdomų desertą, tai kokosų pienė išvirti bananai. Žiauriai skanu buvo, atrodo toks, bet visai skanu. Tai va dabar esu hostelyje. Truputį aprodysiu, kaip viskas atrodo, šiaip toksai labai ramus atrodo ir fainas. Chill gan, graži aplinka. Aišku, čia kažką dabar grėžia, nes stato jaučiu dar vieną hostelį šalia, bet šiaip tulikai visai nice. Dušai visai cute. Ir parodysiu dabar, kas viršų yra. Tai toksai kaip balkonas, baras, kur visi chillina, bendra erdvė. Esam tarsi džiunglėse, tai labai gražiai atrodo, nėra labai daug aplinkui jokių namų, nieko. Tai vaizdas užlipus visai gan gerai atrodo, sakyčiau. Ir pats hostelis.